Nu, sveiki visi. Taigi buvo ten irgi per gimtadienį gavau truputį ten pinigų, dar dasimečiau šiek tiek ir nusipirkau, gaunausi kastinginę meškerę su ryte, su valu. Ir gaunasi ką, bandysim pereiti į naują žūklės etapą iš paprasto spiningavimo į džerkavimo, ten su dideliais wobleriais, gumom ir panašiai. Tai vat gaunasi, parodysiu, ką nusipirkau, o šiandien laidos nedarysiu, tiesiog tai paplaukasim čia vietoj ir tiesiog noriu parodyti savo įrankį naują. O pagausim, nepagausim, tai matysim. Ir jeigu šį sezoną, daleiskim, nepavyks laidos kokios padaryti, tai bent jau kitam sezonui pavyks, manau, tikrai ten pavasarį ar panašiai tikrai pagauti kažkokių didesnių lydekų. O štai tokia registracijos numeris meškeriai reikalingas. Gaunasi meškeriai 2 dalių, čia kotas ir kita dalis, ilgoji dalis tokia. Tai va, kaip atrodo, susidėjau. Žiedukai, tokia geltona, graži. Ir ta meškerė. Va, tokia rytė. Nu tai va, gaunasi meškerė kaip ir paruošta. Viską nauja, graži, viską tvarkinga. Va, ir šitą valą užsiviniosiu, koks buvo komplekte. Pabandymui tieks, po to keisim, gal žiūrėsim. Tai gaunasi susiviniau valą, reiktų iš tikrųjų, sakėte, ne su gypu kokį kur nors ant gylio susiviniot, bet gal gaudėsim čia 3 metrų, tai paprastu kokį ten suviniosiu. Ir viskas. Va, pas brolį, kaip sakant, yra žuvis. Užkibo, vėjas gan didelis stiprus, bet va, atrodo dar ganinis vėjas, bet tai traukiam žuvį kažkokią. O, nebloga. Apie 3, kokių 4. Gal ir visi 5. Va, brolį lydeką. Leidžiam žuvį. Nu tai va, gaunasi šiandien kaip ir nieko man nepavyko pagauti ant tos naujos meškerės. Va, brolis pagavo tą vieną lydeką, maždaug ant 8-9 metrų tokiam gylį kažkur tai buvo, bet po to bandėm ten plaukti palei krantus ir dideliuose gyliuose ten apie 3-4 metrai gaudyti. Tai va, tėvukui porą kibimų buvo, aš ten upėtakį mačiau gaunasi, gal tokio dydžio išniro, vos per kelis metrus nuo valties, bet kaip sakant ir viskas. O daugiau dar ten irgi gausi toks incidentas su inkaru, kad kažkur užstrigo už akmenų ir po to vėjas didelis, kažkaip valtį pasuko tenais, kur buvo laikiklis tiesiog net išlūžo ir viskas, ir gaunasi inkaras pasiliko dugne. O taip, nu, ką, kol kas neapžuvinau meškerės, bet su laiku apžuvinsim, tai iki kitų žvejybų. Viso visiems. Sveiki visi, šiandien yra gruodžio 14 diena, mes ant Dergo ežero, šiandien su manim kompaniją palaiko draugas Matas, nu ir šiandien bandysim plaukti pažvejoti lydekų žieminių, nu ir gaudysim kastingų, bandysiu su kastingu atsidaryti kažką pagauti, nu ir bandysiu katinais trollingą tenais, vertelino kažkaip pavadysim, tai ką pagausim, matysim. Pagaunasi, bangos nėra didelės. Vandens temperatūra 4 laipsniai, vis dar tas pats šilelis. Gal pagausim kažkas. Pradžiai pabandysim biškį pravelkiauti ant gylių.
pratempt valą normaliai paruošti, nuplaukti tokį ežeriuką per kanalą susijungę ir pabandysim ten biškį pakastinti. Tai tenais yra įlanka, tai tenais turėtų būti truputį mažesnis vėjas. Tai, kadangi senų inkaro neturim, turim tokį mažiuką čia jokingą iš AliExpresso, po to parodysiu. Pabandysim ten pažvelgti. Tai va, gaunasi savo meškerę užmečiau, nukatkiaujam, kokį tritoną uždėjau gan didelį, draugas pabando irgi kitą masalą. Čia va, aš tokių porą irgi va, vienas ypač, toks mažiau nevintas. Savo va, irgi va, kasinginę pasiruošiau su grinai va, su tipu, kaip sakant, va, užtraukiau per jėgą, nu viskas. Tai paruošiau, kaip sakant, meškerė žvybai. Čia va truputį pasiplauksim ant gylio pabandyti. Gylis apie 6-7. Bus, nebus ir viskas. Plauksim nežę. Nereikia laiko švaistyti. Gaunasi įdomi vieta, tokie kalniukai. Čia gali būti kas nors. Nu va, gaunasi beveik atplaukiam. Čia už kampo turėtų būti plaukimas. Čia mažesnės bangos. Jeigu ką, gal šiandien, gal šitoj įlankoje, jeigu ten nežiūrėt, nepagausim nieko, pabandysim. Turėtumėt. Va ir kaip plaukė, atrodo, va, visur 2-3 metrai gylis, visur trūdažolės, to plaukimų net nesimato, bet jis va tenais. Čia ar žuvis iššoko, ar paukštis koks buvo. Kaip atrodo kanalas. Gerai plaukiam į ežeriuką. Nu va, praktiškai atplaukėm į ežeriuką. Čia dar porą stirnų matėm. O čia kažkas, matau, medžius apgenėjo, tai plauk dabar daug paprasčiau. Va, iš ežeras jau matosi. Tai prasiplauksim, pasibandysim kažką pagaut ir mėtyt po to. Draugas pirmą kartą čia turėtų suveikti naujoko sėkmė. O šitas ežeriukas 2-3 metrai visur gylis, bus puiku džerkais pažvėjot. Ir va gaunasi, atplaukiam, čia matosi nėra bangų, seklu. Ir va tas garsusis inkariukas iš AliExpress. Nu, kažkiek gelbės gal, manau. Ir bandysim mėtyt, kažką pagaut. Tris maslus nusipirkau. O toks va įdomus, toks rūžavas, kaip sakant, toks spalvas. Va, tai toks sarmus laideriukas. Va, ir dar toks vat įdomus masalas. Kadangi čia vanduo toks drumstas, tai vat, pabandysiu pradžiai šitą vat.
Praktikos pas mane kažkaip nebuvo labai daug, tai noriu pabandyti kažkaip. Supras, kaip tie masalai veikia. Koks pravedimas, koks smūgis. Persisuku šitą. Nesupratau, deką bandė. O, Yra. o tai Reikia čirpoko. pirmas žuvis. Atsitiktinai. Nežinau. Bet į lupą. Pirmas žuvis ant castingo. Atidarėm. Graži lydeka. Pirmas va, ant žerko. Eina savo. Gerai, žuvį paleisim. Paleidžiam žuvį. Opa. Turi? Jo. Oh, friend have a fish. Oh, good one. Man draugą lydeko užkibo. Toj setuką paimsiu. Šalia kol kas paliksiu pafilmuot. Graibšto reikia. O, nebloga, nebloga. Kaip tavo panašiau. Reikia turbūt susidėdam kalvedu, kad nesivažiuoju. Darysi nuotrauką. Jo. Tuoj palauk. Su savo? Su tavo padaryk. Žinok, jos nevandė. Antrą žuvį paleidžiam jau. Paim kamerą. Okay. Bye bye. There we go. Very good. Va. Laimingas draugas. O dvi žuvis per 5 minutės. O gaunasi ant vieno jau kaip ir pagavau, tai pabandyti reikia ir kitus masalus šiandien. Tai šitą dabar pabandysiu. Su šitu lygtais kažkaip jau nebus sukto, jo. O, slaideriuko tokios gražios spalvos. Taip. Su šitu visu kaip aš suku.
Kibimą turėjau, bet nepakirtau. Link žolių, ne? Nu čia, vat, prie valtė, žinai, jau. Bet kalė, grinai. Staptau labai. Tame žiūriu. O, matai? Va. O. Čia kotą tavo bandai? Gaunasi toks žiedas pasidarė, kaip sakant, sūkurys, kai išėmiau masalą, ldeką bandė griebti. Gal užkips. Prie valtės palauk. Gal tau paims. Dalį čia, žinai, Opa. O. Nice. Oh, I lost it. Pabėgo. Paimk iš jų. Turiu baugų prisiminimų su šitais triškiais. Ir žvejys, ir žuvis. Puiku. Leidžiam žuvį. Very good, very nice. Tai va, gaunasi šitą mežeriukę atplaukėm, pagavom 3 lydekaitės, nuo daugas 2, aš vieną, dar 2 pabėgo. Plaukiam dabar dar pagrindinį ežerą kažkiek pažvejosim, valandą kokią. Matysim, bus kas nors, nebus kas nors. Nu tai va, šiandien video kaip ir baigsim. Taigi va, pavyko pagaut tam kitam ežeriuke 2 lydekais, dar 2 pabėgo. Nu ir toliau vat grįžom irgi vat su draugu čia dar žvejom, tai jam irgi vat pagrindinėm ežerėtas vienas lydekiokas užkibo, bet ir tai pabėgo. O gaunasi šiandien žuklį kaip ir baigsiu, bet vat ir
atsidariau bent jau su tuo kastenginė, kaip ir norėjęs, bent pirmą kliovą, pirmą žuvį kažkokią pagauti. Tai kol kas tik mokinuosi šitam reikale. Nu ir manau, kad išmoksim su laiku ir geresnės laidas darysim ir viską. Šiam kartui tiek. Ir iki susitikimo kitais metais. Tai linksmų šventų kalėdų visiems ir naujų metų. Viso.